this is not like when you come to the seminar and you get the miracle, get the healing, that's the one thing. This is one step higher. Žinot, yra susirinkimai, kai tau reikia išgydymo, tau reikia stebuklų. That's wonderful. Tu ateini, Nothing wrong with that. tu gauni tą stebuklą, tai yra nuostabu. But our heart's Čia desire ne is toksai seminaras, that čia yra toks vienas žingsnių daugiau arba you aukščiau. not only Mūsų receive the širdies teaching, noras, kad jūs ne tik mokymą but gautumėt, you can impact other people. bet kad netgi galėtumėt padaryti įtaką kitiems žmonėms. Because that's what Jesus said, would multiply. Nes Jėzus sakė mums daugintis. And the same Dauginti. revelation, Ir tas pats apreiškimas, if you receive it, you can impact other people. reiškia, priėmęs tą apreiškimą, tu gali padaryti įtaką kitiems žmonėms. At least 50% of you, Bent jau 50% get this revelation. jeigu paimsit šį apreiškimą And you are so on fire for God. ir prisipildysit Dievo ugnies, And if somebody in your neighborhood or in your family, somebody has a problem, jūsų aplinkoje, and you know what to su do. tai žmonėms, su kuriais jūs Yeah. susidurėt, kažkam That's iškyla our tokios heart's problemos, desire. jūs žinote, ką daryti. Tai You know, toks mūsų širdies noras ir yra. it's not just, I'm going to give you a banana or apple, so you like it very much and you eat yourself. Ne vien, kad aš jums reiškia, duodu bananą, obuolį, jūs suvalgot, jums patinka. But our purpose, this Mūsų- teaching purpose is Šio mokymo tikslas, to give you the key to the whole banana orchard reiškia, į visą or apple duoti, orchard. suteikti jums raktą į visą bananų plantaciją, kad And jūs then patys galėtumėt užeiti You can have ir anytime you skilti, want. kada norite, kiek norite, So you don't need to think like, Kad jums I nereiktų wish I galvot, had a "O, banana, so kaip nice. tų bananų dabar gerai Ah, būtų turėti, But o, Pastor kaip Adrian left to norėčiau. India, he's not here. Jau pastorius į Indiją išvažiavo, aš How I'm nereidėjant gonna jo, eat tai banana iš kur aš jau now? tų bananų I dabar čia want- And you gausiu. waiting until I come Ir tu back. lauki, kol aš grįšiu. No, you don't Ne. need like that. Ne, You- ne taip. We're going to give you the keys, Mes jums duosim the raktus, secrets. paslaptis. And through my personal study, 40 years I'm studying this. Žinot, now. 40 40, years. aš 40 metų studijuoju I tai. got born again, at the teenager. Aš atgimiau paaugliu būdamas And I fell in love with the Word of God ir pamilau Dievo žodį. and study hours and hours. Ir valandų valandas praleidau Dievo And I was žodį. living with my brother that time, helping him in the ministry. Tuo metu aš gyvenau su broliu ir padėjau jam tarnystėje. Tadai, And įjunk lempas. I even lost the, desire to eat lunch or anything. Aš net praradęs apetitą buvau valgyti pietus. Šitas lempas, įjunk antras, trečias, And- ketvirtas iš kairės. And I was so, blessed to have the time. Ir aš labai buvau palaimintas turėdamas tą laiką. And so over the years, it's not just 1 year. Ne vieneri metai, As I said, metai iš 4 metų. decades. Aš kaip jums sakiau, 4 And dešimtmečiai. I want to study myself. Aš pats I want to noriu, find the answer myself. aš pats noriu rasti Say, atsakymus, that studijuoti ir really- rasti I mean- atsakymus Dievo žodį. Ar iš tikrųjų tai God tiesa? heals today, Ar Dievas gydo or šiandieną? He just finished. Ar tai baigta? Why, so much different teaching? Kodėl tiek daug skirtingų mokymų apie tai? About the healing, there is so Apie much teaching, išgydymus tiek daug mokymų, but a lot of teaching is not real, not according to the Word of God. bet daug mokymų yra ne pagal Dievo žodį. There are so many things joined, Tiek- opinions. Tiek daug nuomonių prijungta, pridėta. And sickness is not fun. Liga nėra smagu. Pain is not fun. Skausmas nėra smagu. Nobody wants to be sick. Niekas nenori sirgti. Nobody likes to be sick. Niekam nepatinka sirgti. But yet, O visgi everybody in the world affected by it. kiekvienas Everybody. žmogus pasaulyje paliečiamas to. And sickness causes havoc on the families. It's not, pleasant. Lygos sukelia didelių iššūkių šeimoms. Communities destroyed. Tiesiog sugriūva Families ir destroyed. šeimos sugriūva ir bendruomenė sugriūva. Divorces take place because of sickness. Dėl lygų net ir skyrybos vyksta. And so now, is that as a believer, we have to go through the same thing like the world goes through? Taigi mums, kaip tikintiems žmonėms, ar reikia per visą tai keliauti, kaip keliauja I don't pasauliečiai? think so. Nemanau. We have an advantage. We as a Mes- born again believer, Mes, kaip atgimę iš aukšto žmonės, mes esame, You don't mes have to go through turim the daugiau sickness. pažangos. Nereikia mums keliauti per you don't ligas. have to go through the disease. Nereikia tau keliauti per And, negalias. and you might say, well, Galbūt tu I sakysi, don't know about that.
Nu, nežinau, But nežinau. I'm glad today you came. Labai džiaugiuosi, kad We're going to lay down atvykote. every aspect of the healing, every aspect of it. Šiandieną, reiškia, mes pažiūrėsime į visas Every question išgydymo will be puses answered. ir visus klausimus. I'm going Galima to lay bus down atsakyti. the truth before you. Aš priešais jūs pateiksiu And tiesą. you pick it up Jums yourself. pateiksiu It's up to tiesą. you. Ir jūsų valioje tai priimti. And you believe that truth and then you say, okay, I got the revelation now. Ar jūs priimsite I'm ir gonna walk in patikėsite the tą victory. tiesą ir galėsite tada drąsiai pasakyti, aš priimu tą prieškimą ir noriu If there gyventi is no pergalėje. difference between the worldly people and God's children, Jeigu what's the use having a God on our side? nėra skirtumo the tarp use? tikinčių ir netikinčių, tai kokia nauda, kad You know, Dievas mūsų we say, I pusėje. mean, He's a, Almighty God, Mes sakom, all powerful. jis visagalis Creator. Dievas, kūrėjas, There is nobody powerful than God. nėra nieko galingesnio už And Dievą. we boast that God is our God. Ir mes giriamės, kad tas Dievas yra And then mūsų we Dievas. say, well, I belong to God. Ir mes I'm sakom, born again. aš priklausau Dievui, aš atgimęs iš aukšto. But yet, O visgi- sometimes, Kartais either traditions or ar tradicijos, customs or ar where you brought up, papročiai, kaip tu buvai užaugintas, many kokioje tu aplinkoje užaugai, man-made doctrines daugybė žmonių išgalvotų doktrinų came and then, destroyed it and causing a confusion. įslinko ir atnešė chaosą. Jesus' ministry, Jėzaus tarnystė 25% of the ministry is healing. Look at that. 25 25%. 25% Jėzaus tarnystės apėmė išgydymus. So for God, healing is very important. Reiškia, Dievo išgydymai labai svarbu. And God wants His people Dievas nori, kad jo žmonės to be healthy and strong. būtų sveiki ir stiprus. So that means, you think you reiškia- get never attacked? Tai dabar, tai reiškia, tu niekad nebūsi Oh, the atakuojamas devil will ligų. try. Be abejo, velnas But we don't stengsis. have to put up with that. Bet mums nereikia to toleruoti. We don't have to receive it. Mums nereikia to priimti. Just because the devil puts a sickness upon you, Vien todėl, kad velnas ant tavęs užmeta ligą. that does not mean you have to go through it for the rest of your life. Tai nereiškia, kad tu per tai turi keliauti visą savo likusį gyvenimą. My dad was 85. Mano tėčiui buvo 85. He never went to the hospital. Jis nebuvęs ligoniniai pas gydytojus. You might say, well, that's a, Tu sakysi, maybe he was a strong man. stiprus vyras. No, it's a divine Yeah. healing power. Tai dieviška išgydymo jėga. And if you get this revelation, Ir jeigu tu tokį prieškimą priimsi, boy, you will be as crazy as I am galėsi būti toks išprotėjęs kaip ir aš. about healing, about God's power. Apie, reiškia, tas išprotėjimas susijęs su Dievo jėga, su Dievo išgydymu. We need to get the basics. This is a basic. Žinot, čia pamatai, čia elementarūs pamatiniai Main dalykai. thing. Pagrindinis dalykas, Jesus ko mums came. labai reikia. Jėzus atėjo. Now, look at this. If you ask any believer, Jeigu užklaustum bet kurio tikinčio do you žmogaus, believe that you're born again and when you die you go to heaven? ar tu tiki, kad tu atgimęs ir kai tu numirsi, keliausi į dangų? Most believers say yes. Dauguma tikinčių They don't have atsakys, any doubt about that. taip, be jokios abejonės. But when it comes to healing, Bet kai eina kalba apie išgydymą, they doubt. jie abejoja. Look at that. They doubt. Jie They abejoja. say, I don't know whether God would heal me or not. Nežinau, ar Dievas čia mane Look at išgydys. what a contrast. Matot, koksai I mean, kontrastas tuose you- atsakymuose. You have a strong faith. Turi stiprų tikėjimą, You never seen heaven. dangaus tai niekad nematęs. Whatever God said in His Word, Tai, kad Dievas pasakė savo You believe žodį, it. tu tiki. and you take it, Tu paimi tą and you believe žodį it, say, ir tiki. when I die, I'm going to heaven. Reiškia, kai numirsiu, keliauju į No dangų. questions about it. Net klausimų dėl to neklausi. But when it comes to healing, Bet kai eina kalba apie you doubt išgydymą, God. tu abejoji Why? Dievu. Kodėl? Because lot of confusion came. Todėl, into kad this. įslinko labai daug sumaišties. Today, I'm going to answer every question you have. Aš atsakysiu šiandieną Yeah. kiekvieną tavo turimą Any excuse klausimą. you have. Bet kokį pasiteisinimą, Any kurį tu gali justification you pateikti, have. pateikti, bet kokį atsiprašymą. Or any attitude against Arba healing. bet We can address it. koks požiūris, kuris nusistatęs prieš išgydymą, mes And galime after the seminar, apie tai I believe pakalbėti. that all your doubts will Aš be tikiu, clear. kad po šio seminaro to abejonės bus išsklaidytos. And you're going to,
get this revelation, you can walk in the victory, Ir galėsi gyventi pergaliai, walk in turėdamas tokį the, apreiškimą. divine healing Dieviškoje sveikatoje galėsi all your gyventi. life. Visą savo likusį Doesn't gyvenimą. matter what attack comes from the enemy. Nežiūrint to, kokia taka būtų priešo mesta. So ant we have tavęs. 4 classes today, Taigi, bus 4 pamokos. and we have books already printed. Turime knygutes. It's a Šita tema, little bit ką bigger than the mokinsim, previous book, šiek tiek didesnė and knygutė that už book also praeitą. you will get it. Jūs taip pat jas gausite. But I'm going to give before you leave, because if I give you start reading it, you won't listen what I'm saying. Bet aš tas knygutes noriu jums duoti prieš jums išeinant iš čia, nes jeigu gausite dabar, pradėsite vartyti. So if you have any questions Ir jeigu jūs turite klausimų, during the break, write it down. užrašykit. Yeah, and if you are embarrassed, don't Ne, put ta your name. prasme, jūs galėsit klausti, You can ask jo, bet jeigu directly. jūs nedrįstate problem. klausti, galite užrašyti ant lapelio, jeigu jūs norit būti anonimiški. And we can you can leave it here, or maybe Jo, you can tiesiog give it jo. to Padėkit ushers, čia no arba problem. paduokit, va, Jonui Yeah. paduokite. And we can address that question also. Ir mes į tą klausimą taip pat gali atsakysim. Bible says one scripture, very profound scripture. It Biblijoje yra says, viena reikšminga my rašto vieta. people, Mano žmonės that's God is saying, my people, ar mano tauta. means Dievas kalba apie, my children savo vaikus. Born again Mano believers vaikai tikintys, are atgimę iš destroyed. aukšto, yra naikinami arba žūsta. destroyed Naikinami. because of one thing, Dėl vienos priežasties. not the devil attacking, Ne dėl velnio atakų. not all the demons came and then Ne jumped on todėl, you, kad visi demonai supuolė ant tavęs sušoko. nothing. Ne. One simple thing, Vienas paprastas dalykas because of lack of knowledge. dėl pažinimo stokos. Look at that. We are ignorant. Whatever the area that you are ignorant of, that's the area you're going to have a trouble with. Reiškia, ten, kur mums trūksta pažinimo, ir ten bus ir problemų. Yeah. Whatever the area. Kokia tai bebūtų You might be sritis. very good in the salvation, Gal tu stiprus išgelbėjimo but when it srityje, comes to healing, bet kai eina kalba apie išgydymą, you did not increase your knowledge. tu neauginai savo pažinimo. And that's the area you're going to have a trouble. Ir šitoj srityje turėsi bėdų. Yeah. My people destroyed because of lack of knowledge. Mano tauta, mano vaikai žūsta arba naikinami dėl pažinimo stokos. First session, Taigi per pirmąją pamoką we're going to watch the one section called How Many Ways God Heals. Those bus, are mentioned in the Bible. reiškia, kiek būdų, kokiais būdais Dievas gydo ir tai, ką randam Biblijoje. God does not want us to put him in the box. Dievas nenori, kad būtų patalpintas į dėžutę, kad mes tai So padarytume. he is a variety God. Labai įsivairovės Dievas. He doesn't want us to, used to one way of doing things. Jis nenori, kad mes priprastumėm prie tam tikro vieno We get- būdo, kuriuo jisai We get viską used to daro. God, Kad mes tokie sutvėrimai, mes galim priprasti prie When Dievo. it is, you don't know how he's going to do it, it's always exciting. Kai nežinai, kaip jis tai Always. padarys, tai visada žavinga. So God healed maybe 7-8 different ways I found, maybe many ways, but I found Aš myself. radau gal 7 ar 8 būdus Biblijoje, kaip Dievas gydė, And we're going to go galbūt yra ir each and daugiau every one. negu tiek, aš tiek radau Biblijoje ir mes pažvelgsime į kiekvieną iš tų būdų. And second section, we're going to look at it. Antroj pamokoj mes pažiūrėsime General justifications or excuses people give against healing. bendrai žmonių pateikiami atsiprašymai, pasiteisinimai, reiškia, kodėl, It's kodėl amazing. negalima pasveikti. Ar, The same reikia excuses they sirgti. give no matter what country you go. žinot, nuostaba Same keliantis excuses. dalykas, nežiūrint kokioje šalyje, tautoje bebūtum, tie patys Same excuse in pasiteisinimai. America, the same thing. Amerikoje tokie patys, Here the same thing. čia tokie patys, Same questions. tie patys klausimai. So, that's the same demon causing this chaos, Tas pats demonas sukelia Yeah. tą pačią sumaištį. And the third section, Ir trečioj pamokoj, I have in the book, all the healing scriptures are printed. reiškia, knygelėje jūs gausite visos rašto vietos kalbančios apie išgydymą. I found myself, Aš radau, pats and radau I selected the ones who very clear about healing. tas rašto vietas, kurios aiškiai kalba apie No išgydymą. doubt, no confusion, nothing. Jokios sumaišties dėl to, jokių abejonių. Exodus 15:26. Išeimo 15:26. God saying, Dievas pasakė, I am the Lord that healeth thee. esu jūsų viešpats, kuris jūs gydau. How clear it is that?
kaip aiškiau gali doubt būti nothing. pasakyta. Nėra I am jokios the one abejonės. who heals you. Aš esu tas, kuris tave gydau. Like those scriptures, I found 60 of them. Aš tokiu apie 60 eilučių. I wanted to give only the scripture reference, Norėjau tik rašto vietas duoti, but you know what happens? bet žinot, kas atsitinka? Most people, Dauguma they žmonių don't take time and open the Bible and read it. nepaskiria laiko They don't do. atsiversti Bibliją, neskiria laiko atsiversti Bibliją ir So I paskaityti. decided to print the scriptures also. Taigi nusprendžiau, kad pačią rašto vietą irgi atspausdinti. 8 Ne tik tai pages of nuorodą. scriptures. 8 puslapiai vien rašto vietų. What the Bible says about healing. Ką Biblija kalba apie From išgydymą? Genesis to the New Testament. Nuo pradžios knygos iki apreiškimo. So you can read it Galit right away. perskaityti. Even though it's more pages, but I decided to print more like that. Nežiūrint to, kad, reiškia, ta knygutė storėja, bet vis viena nusprendžiau tas rašto vietas, kad būtų atspausdintos. And the fourth section, Ir ketvirtoji pamoka, ar how ketvirtoji to dalis, use the word of God as a medicine. kaip naudoti Dievo žodį kaip vaistus. How to put into practice that thing. Praktiškai paimti Dievo žodį ir naudoti So kaip 4 vaistus. sections. Taigi, reiškia, 4 pamokos, ir 4 Anytime skyriai bus you have a knygutėje. question, Kiekvieną kartą, kai jums iškyla you can always klausimas. ask me. Galit Stop va- it and aha. raise your hand, we stop it. In the middle? In the middle also. No Galima, jo netgi mokymo metu jūs galit klausti, taip pat kelt ranką ir klausti. Because I don't want you to have any doubts. Nenoriu, kad liktumėt abejonėse, I want you to have a clear understanding. noriu, kad turėtumėt So aiškų you will be ready to teach supratimą, somebody else. suvokimą ir būtumėt gabūs padėti ir pamokyti kitą žmogų. You know, God took me to different Bible colleges. Dievas mane nuvežė į skirtingas Biblijos mokyklas. New Zealand, London, Naujojoje America. Zelandijoje, Londone, And Amerikoje. after everything, I was asking myself, Po that's it. visko aš pats uždaviau why God gave me klausimą. this privilege? Kodėl Dievas man suteikė tokią What's privilegiją? so special? Kas čia ypatingo? Why Kodėl God let me expose to different teaching? Dievas leido man patirti tą mokymą, Why? I had, skirtingą and this is mokymą. what the Holy Spirit Ir said. štai, ką in- Šventoji Dvasia He said, man pasakė, son, so sūnau, that you leave this revelation to with the people. kad tą prieškimą suteiktum kitiems žmonėms. You know, it's very easy Labai paprasta, when I have the revelation kai aš turiu prieškimą. that I don't want to share with the people. Žinot, būtų paprasta nesidalinti tuo How prieškimu to su get the kitais healing, how to get the žmonėmis. miracle. Kaip priimti išgydymą, kaip gauti It's stebuklą. easy to attract people here. Lengva pritraukti žmonės tokiu būdu, So everybody would come after me. kad žmonės ieškotų manęs. But that's not my motive. Mano motyvas ne tas. My motive is Mano motyvas, all the secrets, visas paslaptis, all the revelation visą prieškimą, that I know, ką aš turiu, everything God revealed to me, visą tai, ką Dievas apreiškė man, I want to leave it with you aš noriu palikti jums, so that you will impact others. kad jūs padarytumėte įtaką Everything. kitiems žmonėms. Absoliučiai And viską. I laid down everything openly before you. Ir aš prieš jūs viską išdėstau atvirai. And you know, sometimes you think, why God blesses somebody so much? Kartais galbūt ateina tau mintis, kodėl Dievas laimina batą taip There is no any smarkiai. partiality in God. Dievas nėra šališkas. Maybe 9 times it says in the Bible, God has no partiality. Biblijoje turbūt 9 kartus pasakyta, kad Dievas nėra šališkas. That means, you know, there is something they are hungry about. Reiškia, yra pas to žmonės alkis kažkam. So, before we go into the physical healing, Prieš einant prie fizinio išgydymo, there is one more most important healing that most people don't pay attention. turbūt yra vienas svarbiausias išgydymas, į kurį žmonės nelabai atkreipia dėmesį. Your inner healing, Tavo vidinis your išgydymas, mind, your spirit. tavo protas, It's more important. tavo dvasinis išgydymas. Tai Once you svarbiau. get the healing here, Kai gauni išgydymą čia it manifests immediately in the body. ir kūne apsireiškia iš Immediately. karto. It's connected. Tai tarpusavėje That's why sujungta. Paul calls it sound mind. Dėl to Paulius sako sveikas protas. Yeah, that means healthy mind. Sveikas. It's not sick. Nesergantis It's not protas. perverted. Neiškreiptas It's not protas. crooked. Nepakrypęs It's a sound protas. mind is Sveikas lining up with protas, what the Bible says. kuris atitinka tai, ką sako Dievo žodis. So today, maybe you might not need a physical healing today. Sorry? You might not need a physical healing today. Šiandieną galbūt tau nereikia fizinio išgydymo, But the most important thing is bet svarbiausias dalykas inner healing. - vidinis išgydymas. Maybe you got hurt. Gal tu You got sužeistas, offended.
įsižeidęs, You got a pain tau skauda inside. viduje. Maybe it's not your fault. Ir kaltai visai ne tavo Absolutely not kaltė. your fault. Visiškai ne tavo It's kaltė. caused by people. Tiesiog žmonės But tai still- padarė, bet visgi. God wants to heal you. Dievas nori tave išgydyti. Whatever God does, Tai, ką Dievas daro, He does for the whole being. Jis daro visai esybei. Spirit, soul, Dvasiai, and body. sielai ir kūnui. First He starts with the spirit. Jis pradeda nuo dvasios. When you get born again, Kai tu atgimsti iš aukšto, your spirit got born again. tavo dvasia atgimsta iš aukšto. You still have the same body. O kūną tai tebe turi tą You patį. still have the same mind, old mindset. Ir tą patį seną protą turi. That's why we had to renew our mind. Dėl to mes turime atnaujinti savo That's protus. why we had to crucify our flesh. Dėl to mes turime nukryžiuoti savo Spirit is born kūniškumą. again. Dvasia tai atgimus iš And then we aukšto. work on our soul, Ir mes darbuojamės prie savo sielų. and then it affects the body. Ir tai padaro įtaką mūsų kūnui. And most of the time, Dažniausiai the problem is with the soul, problema mūsų With the sieloje, mūsų prote, with our thinking, mūsų mąstysenoje, with our thought life, mūsų minčių pasaulyje, with our analogy, everything, mūsų mind, analizai. reasoning. Ir That's the main healing we need. analizuojam, ieškom priežasčių. Va čia šitoje vietoje reikalingas So today I want to išgydymas. ask you, Šiandieną noriu paklausti put jūsų, all your paprašyti jūsų. doctrine, everything aside for a while. Akimirkai ar šiam laikui savo doktriną padėkite į šalį. Whatever you learn throughout your life, Per savo gyvenimą, ką jūs esate išmokę, come with an open mind būkite atviro proto. and, Lord, I'm open. Viešpatie, aš atviras, My heart is, open. mano širdis Clean atvira, slate. kaip tuščias Teach me. lapas, kaip tuščia lentelė, mokink mane. What this man has to say. Ką šis žmogus turi pasakyti? In 4 hours, I had to put everything that I learned in 40 years. Žinot, per 4 valandas aš turiu perteikti jums tai, ką aš išmokau per 40 metų. So now, don't think about only 4 hours. Taigi, negalvok tik tai 4 valandos. It's a 40 years of study Tai 40 and coming metų into this studijos, one day. kurios sudedamos į vieną dieną. Yeah, most of the time that's a human mentality, like Žinot, this. That's how, dažniausiai žmogiškas how we think. mąstymas štai taip, štai kaip mes galvojam. John's epistles, 1 John, 2 John, 3 John. Jono laiškose, 1, 2, 3 laiškai, 2 John is the shortest book in the Bible. antras Jono laiškas, tai vadinasi mažiausia Biblijos, trumpiausia Biblijos When we knyga. read the Bible, Kai skaitome Bibliją, it's just not even a full page. netgi nepilnas Just a half puslapis, tik pusė Biblijos puslapio 13 yra. verses, I believe. Berods liktai 13 tik We just eilučių. pass by like Ir this. taip staigiai, va, perbėgam, We don't even perbėgam, pay attention. net kreipiam dėmesį į tai. Very small book. Labai maža knygelė. You know that small book? Bet žinai, ta maža knygelė. It took 100 years for John to write that small book. Jonui prireikė 100 100 metų, years. kad jis užrašytų ją. He lived 120, I think. Many Jonas, Bible scholars believe. dauguma Biblijos tyrinėtų mano, kad Jonas nugyveno He was the 120. youngest disciple. Jis buvo jauniausias Jėzaus Many apaštalų. Bible scholars believe he was a teenager when he came to Jesus. Dauguma Biblijos 19, 18. tyrinėtojų mano, kad jis galėjo būti dar paaugliu, kai Jėzus jį pasikvietė, So gal let's say he died at 18-19. 120. Gerai, tarkim, jisai mirė 120, He got born again at the age of 20. atgimė 20, 100 years of experience. 100 metų patirtis, And it came in a half a page. sudėta į pusę puslapio. And we look at it so... O mes žiūrim, we don't even give a value. net vertės tam nesuteikiam. You see? And how much that value, you cannot put the price tag on it. Neįmanoma uždėti kainos ant to. We don't look Kokią at the vertę tai size turi. of it. We don't look at the Mums size. nereikia žiūrėti į dydį. We look at the revelation in that half a page. Pažiūrėkime į apreiškimą tame pusę puslapyje. So today, I believe that yes, something will be imparted into your own spirit today. Aš tikiu, kad šiandieną kažkas bus perteikta jūsų dvasioms. Doesn't matter how long you're suffering with anything, Nežiūrint, nesvarbu, kiek laiko tu kenti nuo kažko, you can have a breakthrough. tu gali turėti proveržį. I'm telling from my personal Sakau experience. tau iš savo I'm patirties. telling from my own personal study. Sakau tau iš savo asmeninių studijų. And that's what I want to share with you. Tuo noriu ir pasidalinti su tavimi. Your mind need a healing? Tavo protui reikia išgydymo. It's possible today. Tai manoma Once and for šiandieną. all. Kartą visiems laikams. Once the revelation comes, Kai ateina prieškimas, it's a piece of cake. tai kaip suvalgyti All the pyrago devil's gabaliuką, labai games are lengva. over. Visi velnio žaidimai baigti. He can only deceive those who do not know the revelation or do not know the truth.
Jis gali apgauti tik That's all. tuos, kurie nežino tiesos ir neturi apreiškimo. And so there are different ways God heals in the Bible. Taigi Dievas gydo skirtingais būdais. Jesus healed. Also, even in the Old Testament, also we're going to see. Jėzus gydė, Sename It is a- testamente Dievas taip pat gydė, mes pažiūrėsime tai. You don't have to write it down because everything will be in the book, Galit and you get užsirašyti, the book. galit nebūtinai So- rašytis, nes knygelėje tai Just bus, relax jūs tai gausite tas and pay knygelės, attention. tiesiog galit būti labai dėmesingi ir priimti viską Jesus, atsipalaidavę. God heals through laying on of hands. Vienas iš būdų Dievas gydo per rankų uždėjimą. Yeah, Jesus' ministry was main ministry. Pagrindinė Through Jėzaus laying on of tarnystė, hands. pagrindinė buvo dedant rankas ant And ligonių. many scriptures I gave already in the book Knygelėje jūs rasite tas rašto It says, vietas, aš jas by pateikiau, laying on of hands. dedant rankas. And Mark 16th chapter, Morko 16 skyriui Jesus commanded disciples, Jėzus davė go into nurodymą all the world, mokiniams eiti į Preach the visą gospel. pasaulį, pamokslauti and Evangeliją then gave the instructions what to do. ir suteikė nurodymus, He ką said, daryti. they shall lay hands on the sick, Jie dės rankas ant ligonių and they shall recover. ir jie pasveiks, pakils, And bus atstatyti. Jesus gave many other instructions also. Ir Jėzus suteikė taip pat dar daugybę kitų So the nurodymų. healing flows Taigi- through the hands. Taigi, išgydymas teka, There is plaukia a per point rankas. of contact. Tai yra susilietimo taškas. Jesus' main ministry was laying on of hands. Pagrindinė Jėzaus tarnystė buvo dėti rankas ant ligonių. That's the one way God heals. Tai vienas iš būdų, kuriais Dievas gydo. So now, when I give all these, 7 or 8 of them, 7 ar 8 aš turiu parinkęs. remember, these are only few I found it in the Bible. Atsiminkit, čia šitie keletą, Maybe kuriuos more. aš radau Biblijoje ir galbūt yra daugiau. But so be open. Tiesiog Say, Lord, būk atviras, viešpatie. I know you are the healer, Aš žinau, kad tu esi gydytojas. but I don't want to put you in the box. Nenoriu patalpinti tavęs į Heal dėžutę. me however you want to heal me. Išgydyk mane taip, kaip tu nori. And if you have that attitude, Jeigu turėsi tokį nusistatymą, God will do it completely the way you never thought of. Dievas padarys galbūt visai ne tuo būdu, kuriuo tu galvoji. kad jis God padarys. likes this tenacity, faith. Dievui patinka ryštas, You- Dievui patinka You ryštingai, believe God, tikėjimo what He said žmonės. in His Word, Tu tiki tai, And ką you believe jis it. pasakė savo žodį. nothing ir changes viskas. you. Ir nieks tavęs nepakeičia. We all know the woman with the issue of blood. Visi esam Yeah. skaitę apie moterį su, How many of you know that? su kraujoplūdžiu. Yeah. 12 years, 12 metų spent all the prasirgusi, money, išleido visus pinigus, went to all the doctors. aplankė visus gydytojus. It did not become better, but it grew worse, it says. Sveikata jos nepagerėjo, bet pasakyta net pablogėjo. Now, what's so special about her? Ir kas čia ypatingo su ją? She came Jie to atėjo Jesus. pas Jėzų. Now look at this. Dabar This, pažiūrėkit. this is why I want you to get this revelation. Aš noriu, kad jūs gautumėte apreiškimą. She said, Ji pasakė, if I touch the hem of his garment, jeigu tik paliesiu jo drabužio apvadą, I shall be made whole. aš būsiu visiškai sveika. Never happened before. To niekad nebuvo įvykę prieš tai. Never happened. Niekad nebuvo to įvykę prieš Nobody tai. got healed Niekas nepasveiko. touching Jesus' robe. Palietęs Jėzaus Nobody. apsiaustą. Dar to nebuvo But įvykę. she chose to Bet believe ji pasirinko tikėti in a completely new way. visiškai kitų būdų. That's the kind of people God likes it. Dievui patinka tokie žmonės. And that's why the story is written in the Bible. Dėl to jos istorija ir užrašyta Biblijoje. Woman, Moteris, sick, serganti, cannot come into the public, į viešumą neturinti teisės cannot come išeiti, into the men. negalinti prieiti prie vyro, And touch neturinti men. teisės prieiti ir paliesti It's vyrą. the death penalty. Mirties bausmė, But she chose bet ji pasirinko not just touching Jesus, ne tik paliesti Jėzų, touching the robe that touching the Jesus. bet paliesti apsiaustą, kuris lietė Jėzų. Nobody got that thought before. Niekam tokia mintis prieš tai She got neatėjo. that. O ji tą mintį And she put into įsigijo practice. ir praktiškai įvykdė. I mean, you know what? When we want to use the excuse, the devil will give you a million excuses not Jeigu to do nori it. surasti pasiteisinimą, velnas tau pakiš milijoną pasiteisinimų That- pasinaudoti. Anybody can have excuse. Bet kuris žmogus gali turėti But I want you to pasiteisinimą. think opposite. Bet aš noriu, kad tu pagalvotum prieš. You know what? I want to shock Jesus. Aš noriu Jėzui
Jį nustebinti Jėzų noriu. Jesus was only surprised twice in the Bible. Biblijoje Only užrašyta twice. tik 2 kartus, kad Jėzus buvo nustebintas. One is with the unbelief, one Ye- is with the faith. Vieną kartą buvo nustebintas netikėjimo, o kitą kartą He came to tikėjimo. Nazareth, Atėjo į Nazaretą, they don't have faith. jie neturėjo He tikėjimo. was shocked. Jis buvo My God, šokiruotas. I mean, look at this. No faith at all. Jokio tikėjimo. He marveled at their unbelief. Jisai stebėjosi jų netikėjimo. And he came to the other person. Ir jis Yeah. atėjo, The other example I want to give you. reiškia, kitas pavyzdys, kur You know, the ruler of the synagogue, sinagogos vyresnysis, Yair. Jairas. What's so special about him? O čia ypatinga, kas su tuo žmogum. You know, he said, Jis pasakė, you don't even need to come to my Jėzui, house. tau nereikia ateiti mano namus. That's centurion, I'm sorry, Čia centurion. šimtininkas, Don't even atsiprašau. come to the house. Tau net nereikia ateiti mano Speak namus. the word. Ištark tik žodį. Never done before. Niekad iki tol nebuvo tai padaryta. Jesus never healed Įvykę. people with the word before. Prieš tai Jėzus nebuvo išgydęs Now nei look at that, vieno how he was žodžiu. thinking. Dabar žiūrėkit, kaip jis pradėjo galvoti. Radically different. Radikaliai kitaip. No example before. Pavyzdžio iki tol If nebuvo. somebody did it, Jei kažkas jau būtų tai then I turėjęs. can say, well, he did that. Well, Aha, okay. va, jau pasana buvo, tai ir aš. You see, I mean, those two examples Matot, tie 2 pavyzdžiai. would want to make you think like, man, I need to believe radically. Tie 2 pavyzdžiai gali mums tokią mintį pakišti. Why Ir man we reiktų are radically believing on the radikaliai unbelief side? tikėti. Kodėl mes radikaliai netikim? Why we cannot believe on the faith side? O kodėlgi mes negalime būti tikėjimo Look at these two pusėj? examples. Pažiūrėkime šios 2 pavyzdžius. Lady, Moteris, woman with the sickness Ligo- into the public, Su lyga išėjusi į viešumą, pushed through the people, prasibrovė pro touching men, minę, palėtė vyrą, came behind him, atėjo iš Jėzaus touched the užnugario hem of his garment. ir palėtė jo drabužio apvadą. And that's it. Ir viskas. And Jesus said, because of your faith, Jėzus pasakė, dėl tavo tikėjimo you got healed. tu pasveikai. And he says, not only healed, she was made whole. Ne tik That's a pasveiko, completely different level. jinai, reiškia, visai kitam lygmenį. Jinai Whole. patyrė visos esybės išgydymą, pilnatvę. So now I want to Patapo visiškai focus on that pilnatvė, word. pilna. God does not want you just to get healed. Dievas ne tik nori, kad tu ir aš Our focus būtume is only on the sveiki. healing. Sorry? Our focus is only on the healing. Nes mes sutelkę dėmesį tik į išgydymą. But God wants you to Bet be whole. Dievas nori, kad mes turėtume What's the pilnatvę. difference? Ir skirtumas koks? Tarp Healing šių is dalykų. only in the physical you're looking for. Išgydymas tik fiziškai. Whole means Ta pilnatvė, you are spirit, soul, and body. tavo dvasia, siela ir kūnas. Completely whole. Pilnatvė sveika. You think straight. Your Tiesiai mind is galvoji. straight. Tavo protas Your reasoning is tiesiai straight. Your spirit is galvoji. pure. Tavo analizė teisinga You ir believe tavo exactly. dvasia tyra. That's Ir tu the whole. tiki tiksliai, ką Dievo žodis sako. Tai yra pilnatvė. It's a different level. Čia visai kitas lygmuo. Yeah. So today God wants you to take you to the different level, higher level. Taigi Dievas nori šiandieną tave nuvesti visai kitą lygmenį. Jesus healed people through laying on of hands. Jėzus gydė žmonės dėdamas That's the one way. rankas ant jų. Tai So when vienas you iš come būdų. on Sunday Susirinkime, tarkim. and man of God lay hands on sekmadienį you Dievo žmogus deda and the rankas healing ant power tavęs, will go through you Dievo jėga teka. and you get instantly healed. Ir tu Possible. pasveiksti akimirksniu. Ir tai Jesus healed įmanoma. like that. Jėzus taip gydė. And then the second one, Antras, kitas Yeah. būdas. second way God heals people. Kitas būdas, kaip Dievas gydo. God heals through elders' prayer. Dievas gydo per vyresniųjų maldą. This is in the book of James, Jokūbo laiške, 5th chapter, 5 skyriuje. 14, 15, 16. 14, 15, He said, 16. now look at the James is saying. Jokūbas sako. You know who is this James? Ir žinot, kas tas Jokūbas? Kuris čia tas Jokūbas? Anybody can guess? Gal kažkas žinote, galit. Who is this James? Šitas Jokūbas, kas jis? Jesus' brother, Jėzaus brolis. half brother, let's say. Na, pasakykim, pusė brolio. They were not born, Jesus' brothers were not born again when Jesus was, still alive. Kai Jėzus dar buvo gyvas, jo broliai nebuvo They atgimę did not iš believe in aukšto. Jesus. Jie Jėzumi netikėjo. They gave him a hard time. Jie jam kėlė bėdų ir But problemų. after Jesus resurrected, Bet po Jėzaus prisikėlimo he appeared to many people. jis pasirodė daugeliu žmonių. 40 people, 500 people. 40, Peter. 500, And then it Petrui. says, he ir- appeared to James. Ir jis pasirodė Jokūbui. That's his pasakyta. brother.
Tai jo brolis, kūno brolis. Boy, transformed him. Ir tai transformavo He jį. became the leader in the Jerusalem church. Ir Jokūbas patapo Jeruzalės bažnyčios And, vadovu, and his lyderiu. Bible scholars have a nickname for him. Biblijos tyrinėtojai jam suteikė pravardę. He's no Makalaya, straight shooter. He tells the truth. Tiesiai šaudantis, No tokia jo sideways, pravardė. nothing. Tiesiai, Just straight. tiesia kalbis, be jokių aplinkelių. Mhm. And a lot of his teaching from the Jesus teaching from the Sermon on the Mount. Ir daugumą Yeah. jo mokymo mes matome Okay. iš kalno pamokslo. But he's saying Jėzaus like this. pasiėmęs iš Jėzaus. Taigi, Jokūbas sako štai taip. If any is sick among you, Jūsų tarpe yra sergančių. in the believers, Jeigu- in the congregation, Ar in the yra, church, ar yra jūsų tarpe any is sick among you, bendruomeniai sergančių žmonių? call the elders Pakvieskit vyresniuosius and they will pray ir jie pasimels. and God will raise him up from the sick bed. Ir Dievas pakels tą žmogų iš This ligos is the second patalo. way Tai antras God būdas, heals. kuriuo Dievas gydo. Mhm. And it's a biblical. Tai pagal Bibliją. James is saying, Jokūbas sako tai. call the elders. Kvieskit Three vyresniuosius. things needs to be done in this area. Šitoj vietoje reikalinga 3 dalykai. Uh-huh. You see, they all need to have a faith. They need to pray the prayer Yes. of faith. Jie turi pasimelsti tikėjimo maldą. Taigi reikalingas tikėjimas. Turi turėti tikėjimą. And the second one, Antras dalykas. they need to anoint the sick man with the oil. Turi patepti ligonį It says, James says like this. aliejumi. Jokūbas tai And the third pasakė. one, Ir trečias dalykas. they need to pray in the name of Jesus, Lord Jesus Christ. Turi melstis viešpaties These Jėzaus three things. Kristaus vardu. Mhm. And then Ir tada healing will come to that place. išgydymas ateina that į tą person. vietą tam asmeniui. Even again, it says, even if he made any sins, he will be Pasakyta, forgiven. jeigu jis nusidėjo, Look jam at bus that. atleista. Again, not just a healing, Matot, ne tik išgydymas, whole. pilnatvė, pilnuma. Healing plus Išgydymas forgiveness. plus atleidimas. Everything. Vis God Visuma. is interested in your whole being. Dievas suinteresuotas, jam įdomi visa tavo Physical healing esybė. is only part of it. Fizinis išgydymas yra tik to dalis. So the second way of God healing people, Antras būdas, kaip Dievas gydo, ar kitas būdas, through the elder's prayer. per vyresniųjų maldą. Yeah. Then they pray the prayer of faith, Jie pasimeldžia God will heal them. tikėjimo maldą ir Dievas pakelia tą žmogų išgydo. And the third one, Trečia, this one probably you never heard this one. turbūt niekad negirdėjo dar Now, tokio this dalyko. is the Old Testament. Sorry? It is in the Old Testament. Tai Senajame testamente. Isaiah. Izaijo. You please don't worry. I'm going to give you the book Tos so you rašto have vietos everything. bus You know, knygelėse. if I miss the scripture on it, they don't feel bad. Nesijauskit blogai. Everything is in the book. Neišgirdę, 36 nespėjau pages book. užsirašyti. 36 puslapių Scriptures are knygelėje given, rasite all visas explanation rašto also vietas given. ir paaiškinimus. I'm just explaining to you. Aš tiesiog paaiškinu jums. Third way of healing, in the Bible. Trečias būdas, kaip Dievas gydo. Isaiah is saying like this. Izaija sako, 58th chapter, I believe. 58 about the skyrius fasting, apie talking pasninką about it. eina kalba. And he said, if you feed the hungry, Jeigu pamaitinsi alkaną, clothe the naked, aprengsi nuogą. health will come to you speedily. Sveikata ateis Now greitai. that word, Arba pas mus speedily. išversta išsiskleis greitai. Now, Greitai. What are those Su two su sentences? dideliu greičiu. If you Ką, feed the hungry jeigu pamaitinsi and alkaną clothe the naked, ir aprengsi nuogą, health will come to you, or healing will come to you. sveikata arba išgydymas Speedily. ateis greitai. You see, Isaiah is not talking just, keeping a social service. Izaijas čia nekalba tik apie socialinį patarnavimą. You know what he's saying? Ką jisai To sako? do these two things, Tam, kad tos du dalykus daryti, you need to have a humble heart tau reikalinga nuolanki širdis. to feed the poor people, Pamaitinti vargšų the žmonės. people the society rejected, Žmonės, kuriuos visuomenė atmetė. homeless people, Benamius, leprosy people, raupsuotus, on the street people, žmonės gatvėje. those who never take a shower 6 months, Tie, kurie nesiprausia daugybę mėnesių, stink so bad, kurie labai smarkiai smirda, and you feed them. o tu juos You maitini. take time, Tu paskirtam laiko. you cook some food, Paskiri laiko, and take gamini them maistą, and feed paruoši them. maistą, nuneši ir And juos then pamaitini. bring that person to your home, Parsivedi tą žmogų namo, let them take a shower, leidi tam žmogui give them a nusiprausti, clean clothing. duodi švarius drabužius. It looks like only
on the surface physical things. Atrodo, čia tik išoriškai žiūrint, tik But fizinis Isaiah is dalykas. teaching a deeper thing. Izajas mokina gilesnį To do dalyką. those two things, Tam, kad tuos du dalykus padaryti, you need to be very humble. turi būti labai nuolankus. What's the opposite to humble? Priešingybė nuolankumui. Kas? Pride. Puikybė. And what's the pride Išdidumas. does? O ką daro išdidumas? God resists the pride. Dievas priešinasi No matter how much išdidiems. you pray, Kiek tu if besimelstum, there is no nesvarbu, humbleness, jeigu neturi nuolankumo, healing will not come. išgydymas neteis. And Isaiah is saying that one. Izajas tai And then he sako. said, this is the true fasting. Ir Izajas sako, tai This is the true tikras fasting. pasninkas, tai yra tikras True pasninkas. And that tikras. word is so powerful. Ta žodis said, labai galingas. Health will come to you Sveikata speedily. ateis greitai. You, by the time you did not even say amen, Dar nespėsi ištarti amen. bam! Look at that. What a powerful thing. Koks galingas dalykas. It's written in the Bible. It's Taip, one of the ways. Tai užrašyta God heals. Biblijoje. Tai vienas iš būdų. Not for everybody. Ne kiekvienam, Maybe somebody gal kažkam needed this way of healing. reikalingas būtent toks išgydymo būdas. We don't know. Nežinau. You ask the Holy Spirit. Tu paklaus šventosios dvasios. Lord, Viešpatie, am I pride? ar aš išdidus? Am I resisting the healing? Ar aš I need priešinuosi to humble išgydymui? myself. Man reikia Lord, what do I nusižeminti. need to do? Viešpatie, ką man reikia Show me, daryti? Lord. Parodyk. The most humble thing that I can do Pats nuolankiausias dalykas, ką galėčiau for padaryti one of your children, vienam iš tavo vaikų. whether they are born again, not born Ar again. jie atgimė ar neatgimė? Every human being is a God's child. Kiekvienas žmogus Dievo vaikas. Every human being Kiekvienas žmogus created in a God's image. yra sukurtas pagal Dievo And when we atvaizdą. help those people, Kai mes padedam tokiems žmonėms. look at this. If you have 4 children, Dabar jeigu tu turi 4 vaikus one son helping the other son, ir vienas vaikas Your children? padeda kitam vaikui, as a parent, tu kaip tėvas, kaip you would be motina, so proud taip džiaugiesi, didžiuojasi your savo children? vaiku. Tavo vaikai helping each other. padeda vienas How kitam. much more O our Heavenly Dievui, Father, o kuo labiau mūsų dangiškas they're looking at tėvas, our children, his žiūrėdamas children, į savo say, vaikus, look at this, he's pažiūrėk, helping jis padeda. some other person who is created in God's image, Kitam žmogui, kuris taip pat sukurtas pagal Dievo and you take care of atvaizdą. him. Ir tu jo pasirūpini. You don't care what the people think about you. Ir tau visiškai vienodai, ką žmonės kalba apie You tave. don't, lot of comments will come. Be abejo, pareis daug komentarų. Ah, yeah, here we go again. Jo vėl Yeah. prasideda. Mother Teresa started Motina here. Teresė atsirado, va Yeah, matai. what do you think? You Ką tu manai, kas tu Lithuanian esi? Mother Teresa? Aha, Lietuvos motina All Teresė. kinds of comments. Įvairiausių komentarų pareis. But if you humble yourself, Bet jeigu tu nusižeminsi. I'm not saying only, feeding the poor and clothing the naked. Aš dabar nesakau vien tik Maybe tai. other things also. Nes aš dabar nesakau, kad vien tik pamaitinti vargšus, aprengti nuogus. Galbūt yra daugiau dalykų. But Isaiah is giving these two. Bet Izajas pateikė šios du. And he clearly mentions Ir labai aiškiai paminė. healing will Iš- come to you. Išgydymas Will ateis come. pas tave. You don't need to go anywhere. Tau niekur nereikės Healing eiti. will come to you. Išgydymas ateis pas Speedily. tave. Greitai. Emergency. Ekstremaliai. Faster than your all the, Greičiau. Amazon Prime. Jo, greičiau negu Amazonės servisas. There is no faster service than that one. Nėra greitesnio And serviso nei iš Dievo. yeah, I hope you getting that, the way Viliuosi, God kad jūs- heals people. Pradedat suprasti būdus, kuriais But Dievas gydo. The main doctrine behind it, main reason behind that principles Bet pagrindinė priežastis, mokymas, doktrina už tų būdų. Let me tell you very clearly. Labai tiesiai noriu Jums pasakyti. I notice some people, I Pastebėjau know, kai kurie žmonės, even in India, in America, visur Indijoje, Amerikoje, visur. they are so proud, Tokie išdidus. they would rather die than to become humble. Pasiryžę mirti, negu kad nusižeminti. It's a sad thing, Tai liūdna. but that's a human condition. Bet tai yra Human žmogiška padėtis, Only žmogiška God's love prigimtis. can, penetrate that Tik pride. Dievo meilė tą išdidumą gali ištirpdyti, Pride is the number one way to Puikybė. block God's blessings. kuri pagrindinė priežastis healing also. užblokuoja palaiminimus, Yeah. išgydymą. No wonder God said, Taip I pat. resist the pride. Nieko nuostabaus, kad Dievas Resist pasakė, priešinuosi išdidiems. And
and gives a grace to Ir suteikia humble. malonę Yeah. nuolankiam. You have a grace to receive a healing because you are humble. Tu turi What a malonę powerful priimti thing. išgydymą, nes esi What a powerful thing. nuolankus. Tai labai stiprus dalykas. Mhm. And the next way, three ways we saw. Yeah, have you heard this way of God healing any time Dabar before? apie kurį, apie tą, kur dabar tik ką This- pasakėm, yeah. ar esate girdėję, vat apie tą, kurį paminėjom paskutinį, ar esate In kada Isaiah. nors prieš You tai see, girdėję many iš people don't know Izaijo? this one. Žinot, dauguma žmonių Yeah. ne. Maybe there you heard Galbūt, somewhere. aišku, kai kurie esat girdėję, But bet dauguma ne. God heals this way. Bet Dievas gydo tokiu būdu taip Some pat. people need it this way. Kai kuriems žmonėms reikalingas būtent šis And būdas. maybe for those people, Ir būtent tiems žmonėms, this is the only way God heals maybe. tiems žmonėms galbūt yra tai vienintelis būdas, kuriuo Dievas juos This is, išgydys. I'm not saying this is biblical, that's my opinion. Dabar aš nesakau, kad tai pagal Bibliją, čia yra mano nuomonė. Maybe Galbūt because jiems reikalingas tik šis to būdas. humble themselves. Kam? Tam, kad Maybe that's the nusižeminti. one. No matter Tikrai- laying on of hands, Nesvarbu, kiek būtų dedamos for rankos, some God would heal through laying on of hands. kai kuriuos Dievas išgydys dedant Very rankas. easy. Paprastai. They just come to the altar. Ateina čia I į mean, priekį. just a simple prayer. Paprasta malda. Bam! Instantly they get healed. Akimirksniu But for pasveiksta. some, O kai kuriem, no matter how many times you lay hands on, kiek bedėtum Doesn't rankas, nu neteina. maybe different way God is good Dievas doing. galbūt kitų būdų tai padarys, bet gal šitas būdas jų. Here is the next one. Dabar kitas būdas, dar God kitas būdas. heals through the gifts of healing. Dievas gydo per išgydymo dovanas. Now look at this is the 12 gifts of the Spirit, Holy Spirit gifts. Čia yra 12 šventosios dvasios dovanų. And one of the gifts, Viena iš dovanų. those out of 9, Dabar yra dar 9 atskirtos. it did not Ir say viena iš gift of 9. healing. Nepasakyta, kad yra išgydymo dovana. Again, gifts. Čia yra Please dovanos. underline that in your Bible. Gifts Dovanos. of healings, Išgydymų dovanos. plural. There are Daugiskaitoje. many ways. Daug būdų. It is like this. Štai kaip. Holy Spirit will give these gifts to whomever He pleases. Šventoji dvasia pasirenka duoti, kam nori. One to šitas gift of dovanas. prophecy, Taip kaip ir Gift of pranašystės tongues, dovana, gift of kalbų interpretation, dovana, aiškinimo, kalbų aiškinimo gift of dovana, miracles, stebuklų darimo gift of dovana, healings. išgydymų dovanas. So when that gift is operating in their lives, Taigi, kai ta dovana veikia to ar tų žmonių gyvenime, when people come to that meeting žmonės ateina į tokius susirinkimus and their person ir tas žmogus, who has that gift kuris turi tą dovaną, prays for them, meldžiasi už or kitus just žmonės, general prayer, arba net nedėdamas rankų, tiesiog bam, pasimeldžia bam, 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 bendrai. bam, 2,000-3,000 people get healed. 2-3 tūkstančiai žmonių pasveiksta It's akimirksniu. through the gift of healing. Tai įvyko per išgydymų There are a lot of dovanas. gifts of healing operating through the men and women of God. Lot of people. Įvairia, reiškia, tos dovanos veikia per daugelį žmonių. And nobody knows Tiek vyrus, tiek moteris. how it works or who gets healed or who doesn't get healed. Niekas Nobody knows. nežino, kaip tai veikia ir kas čia pasveiks ir kuris nepasveiks. Even the person who has that gift Netgi tas žmogus, per kurį veikia cannot ši give a dovana, guarantee. negali užgarantuoti. And Catherine Kuhlman, Tokia buvo absolutely moteris. miracle working power. Veikia stebuklus darantį jėgą per ją. And Oral Roberts has it. Buvo toks Dievo žmogus Oral Roberts taip pat. But Oral Roberts has to lay hands on the people. Bet šis vyras turėjo dėti ranką ant žmonių. You know, he would lay hands on the people Jis and he would say, dėdavo, be healed, jis be dėdavo healed. ranką ir sakydavo, būk išgydytas. He said that probably millions of times. Turbūt milijonus kartų jis And pasakė get healed. tą It's a gift. sakinį. Ir žmonės pasveiko, tai buvo dovana. But let me explain how it works, this gift, or what's the other, aspects of this gift. Bet aš noriu truputį paaiškinti kitą pusę, kaip Like ši this one. dovana veikia. You will go to a healing crusade, let's say. Tarkim, tu nuvyksti į tą išgydymų All the milžinišką famous healing evangelists come. susirinkimą, labai žymus evangelistas atvažiuoja. All kinds of healings. Įvairiausių rūšių išgydymai In every vyksta. meeting, at least 50 wheelchairs emptied. Kiekvienam susirinkime mažiausiai 50 neįgaliojo vežimėlių Never walked ištuštėja. before in their lives. Žmonės, kurie And- gyvenime nevaikščioja, jie Come on. atsistoja. And empty wheelchairs. Ir tušti vežimėliai. Hundreds of stretchers. Šimtai ramentų. And you come, Ai, ne ramentų, neštuvų. Neštuvų. these, Čia ramentai. stretchers. Ai, šitie The wooden ramentai. things, yeah. Okay. And you come to that place.
Taigi, tu ateini į tokį There are probably susirinkimą. 50,000 people. 50 000 žmonių susirinkę galbūt. Because that gift operating so strong in that person's life, Kadangi to žmogaus gyvenime ta dovana veikia labai stipriai. sometimes even during the worship, already people getting healed. Netgi šlovimo metu žmonės pradeda He did not pasveikti. even start praying yet. Jis nepradėjo melstis dar. That gift is so strong. Ta dovana labai stipri. All over the congregation, Ir visam all susirinkimui kinds of miracles. įvairiausiai vyksta stebuklai. And you hear the testimonies. Girdi liūdimus. But Bet when you get a healing through like this, kai tokiu būdu gauni išgydymą, you don't know how to keep that healing. tu nežinai, kaip jį išlaikyti. And after 1 month, Praėjus mėnesiui, and the devil will come back and test your healing. velnės grįžta patikrinti tavo And you don't know išgydymą. how to fight Tu nežinai, kaip kovoti. because you did not get through your own faith. Kadangi to išgydymo negavai savo tikėjimo You don't know dėka, what to do. nežinai, kaip elgtis, ką And daryti. many times Labai dažnai it comes back worse. ta liga grįžta And pablogėjusi many people die. ir daugelis žmonių numiršta. This is, getting healed on a credit. Žinai, priimi išgydymą kreditan. So all the credit bill needs to be paid sooner or later. Anksčiau ir vėliau ta kreditinė kortelė turės būti apmokėta. So wherever the devil has been, he always comes back and check on you. Kur Always. velnės buvo įkišęs nagus, jis visą laiką grįžta patikrinti. And he come back Taigi, kai jis sugrįžta, and you don't know what to do. o tu nežinai, ką daryti. And many people Ir daug žmonių lost the healing. It looks like, praranda and išgydymą. this is the one reason Ir čia viena iš priežasčių, people come to conclusion, kai žmonės padaro išvadą, all those fake healings. netikri tie išgydymai And after padirti. 2 weeks he died. Po 2 savaičių važiuok numirė. It brings the bad name. Ir tai teršiam, Yeah. taip įgyjamas blogas vardas. That's why many of the healing people now what they're doing, Taigi dauguma žmonių, they realized it. per kurias veikia ši dovana, jie suvokė tai. Because the same people who got the healing, Nes tie patys žmonės, kurie priima išgydymą, they calling this office, Yeah. this healing evangelist office. jau paskui skambina tam gydančiam evangelistui. Sir, I got healed in your crusade. Jo, reiškia, tavo susirinkime I pasveikau. was totally healed. Visiškai sveikas buvau. But this thing came upon me again. O šitas dalykas vėl sugrįžo. I don't know what to do. Ką daryti, nežinau. And then now we know what they're doing now. Dabar kaip šitie žmonės In the elgiasi. evening Yeah. healing meeting, Reiškia, tie žmonės, per kurias veikia dovana. in the morning, there is a teaching how to keep the healing. Reiškia, vakarais yra išgydymų susirinkimai, o rytais mokina And they Dievo teach them how to žodį, fight, how to kaip resist. išlaikyti išgydymą, kaip pasipriešinti tiems Getting healed is simptomams. only like 1%. Nežinot, Very easy. Very easy. priimti išgydymą tai tik 1%, tai But labai to keep that paprasta. healing, Bet išlaikyti tą rest of the išgydymą, 99%. tai yra visi likę How to keep 99 it. procentai, kaip išlaikyti Yeah. tai. So through gifts of healing, God heals. Taigi, Dievas gydo taip pat per išgydymų dovanas. And that's a fourth way, I believe. Yeah. Na, kažkelintas. And then next one, Dar God vienas heals būdas, kaip Dievas gydo. by casting the demon which causing the sickness. Išvarant demoną, kuris sukėlė lygą. Sometimes, Kartais, not all the time, ne visą laiką. some diseases, Kai kurios lygos, some sicknesses kai kurios Ar- negalios, caused by the demon. demonų iššauktos. Behind that sickness is a demon. Už tos lygos yra demonas. And when you cast out that demon, Ir kai tą demoną išvarai, immediately you got healed. žmogus pasveiksta. For example, Pavyzdžiui, deaf and dumb. Deaf and dumb. kurčnebilis In the žmogus Bible. Biblijoje. Jesus cast out devil, Jėzus išvarė demoną. and immediately he started speaking. Iš karto He žmogus started hearing. prakalbo ir Healing took išgirdo, place. išgydymas įvyko. Yeah, that was example. And also, one time, also deaf and dumb, I think, the father brought their son to disciples. Paskui buvo dar kitas, kai tėvas pas mokinius atvedė savo sūnų. They could not cast it out. Jie negalėjo ten nieko They could not išvaryti, heal him. negalėjo And then išgydyti. Jesus was on top of the Mount Transfiguration. O Jėzus buvo ant atsimainimo kalno. Came down, Sugrįžo žemyn, and then father brought that boy to Jesus. tada tėvas tą berniuką atvedė Jėzui. And whenever the demon comes in him, Ir kai tas demonas pasireikšdavo, it shakes him berniuką purtydavo violently. labai smarkiai. And the foaming at the mouth.
putos eidavo iš and then burnos, throw him on the floor. parmesdavo jį ant žemės. And that's the, sign of the demon possession. Ir tai apsėdimo ženklas. And Demono Jesus cast apsėdimo out devil Jėzus išvarė demoną and completely healed. ir visiškai vaikas He could išgydytas buvo. speak, Galėjo he kalbėti, could hear. galėjo girdėti. So sometimes Kartais some of the diseases, kai kurios lygos, especially those you are putting up with for a long time, ypatingai ilgą laiką or some toleruojamos, chronic ar diseases, tos chroniškos, the spirit behind it. gali būti Evil piktoji dvasia už tų lygų. Yeah, when you cast that demon, Išvarai tą you demoną get healed. ir pasveiksti. This is the fifth way Tai God healed people penktas gal būdas in the Bible. Biblijoje, Yeah. kurį There are reiškias, a kaip couple of Dievas gydo. examples I gave you. Mhm. Porą pavyzdžių pateikiau. And this is the one, another one. Dar vienas iš būdų, About the healing, how to receive the healing. kaip priimti išgydymą. Vienas iš By būdų, kaip choosing Dievas to gydo. forgive who offend you. Kai pasirenki atleisti tiems, kurie tave You see, įskaudino. we did not put these together sometimes. Mes tarpusavė šitų No. dviejų dalykų Please listen. nesurišam. Prašau paklausyti. If somebody offends you, Jei kažkas tave įskaudina, please don't hold unforgiveness. Don't nelaikyk hold grudge against them. neatleidimo, Yeah. kartumo prieš tą žmogų, In Matthew's nelaikyk. Gospel, Mato Evangelijoje, 9th chapter, I believe. 9 It's skyriuje. in the book also, don't worry. if you- Knygelė yra paminėta, aš dabar neatsimenu. Uh-huh. And it says Pasakyta, there are two people, yeah. du žmonės. One guy owes like maybe $10 or something, and then Vienas ten boss forgave him. 10 eurų skolingas ir šeimininkas dovanojo Other jam. one has a Kitas, maybe one has a big debt, vienas and turėjo he forgave, milžinišką skolą but ir the jam same man buvo has a little bit debt, dovanota. O kitas tam, kuriam buvo dovanota, and he turėjo refused to mažą skolą. forgive. Jis atsisakė dovanoti, atleisti jam You know tą what skolą. Jesus said? Ir ką Jėzus He pasakė? will be handed over Jis bus atiduotas to the tormentors. kankintojams. Tormentors. Kankintojams. Even the secular scientists say, Pasaulietiniai mokslininkai now netgi please listen, sako, prašau this is not paklausykit, Christians saying čia ne that. krikščionis, Unforgiveness neatleidimas, is the cause of stress, streso priežastis, and the stress o stresas causes the torment. sukelia kančią. And sometimes we don't put them together. Mes nesurišam šitų dalykų Yeah. By tarpusavyje. choosing not to forgive Kai mes pasirenkam those neatleisti, who wronged you or offend you or Tie, did kurie- bad things to you, padarė tau blogą. no, it's not your fault. Ne tavo čia kaltė, But still, bet vis viena. the Bible is very clear. Biblija aiškiai kalba. Please let them go. Prašau, paleisk juos. Lord, I Paleisk. forgive them. Viešpatie, aš atleidžiu. I don't want to jiems. keep any unforgiveness in my Nenoriu life. laikyti jokio neatleidimo savo gyvenime. Unforgiveness is the cause of the stress. Neatleidimas yra streso And it's a priežastis. torment Tai kankinimas, tai and kančia. pain, maybe Skausmas. migraine headaches, maybe, Migrena pain in the head, galbūt. or, Galbūt. anything that Ne- is, Kažkas tai is the root cause is šaknis unforgiveness. neatleidimo. And once you let that unforgiveness go, Kai paleidi tą neatleidimą, healing power flows through. išgydymo jėga Very easy. teka labai lengvai. Most of the time, we are Dažniausiai only familiar with the praying for sick people. That's all. mes You see? pažįstami tik su tuo, kad meldžiamės už ligonius. But different healing for Bet different matot, reasons, flows through it. Different reasons. Išgydymas teka skirtingais būdais, dėl skirtingų priežasčių. Yeah. Don't keep any unforgiveness. Neužlaikyk Yeah. jokio neatleidimo. If they did something wrong, that's up to them. God Jie will take padarė care of blogą, it. Yeah. tarp jų ir Dievo. Yeah. Dievas I'm su not jais judge. tvarkysis. Aš I'm neteisėjas. not in the place of judge. Aš God is the judge. neteisėjas, Dievas And I teisėjas. bless them. Thank you, Lord. Pa- Bless them. Palaimink juos, Dieve. If you don't want to bless them, but don't say negative Nenori things. laiminti, bet Yeah. Don't hold sustok čia. anything in the heart. Nelaikyk nieko It's savo širdyje Very prieš juos. heaviness on you. Tai sunkumas, Very didelis heaviness. sunkumas. And it bothers you so much. Tave tai labai It trikdo. bombards your mind. And all the Bombarduoja time tavo the thoughts protą, coming. pastoviai tos Keep on the mintis. devil reminding you. Velnas tau pastoviai primena. Lord, I forgive them. Viešpatie, aš Yeah. atleidžiu See, jiems. unforgiveness is a tool in devil's hand. Matai, neatleidimas It's a yra tool.
įrankis velnio rankose. Yeah, devil uses very Ir velnas galingai He's tą very įrankį cunning. naudoja, Yeah. jis yra And suktas, he always reminds you. jis tau visą laiką Yeah. primins. I mean, how can you forget what they did to you? Kaip tu gali atleisti, žinai, mean, su tavim. Are you that stupid? Tu ką toks kvailas? After doing all these things, Po visą tai, kaip su tavim pasielgia, only, stupid people who forgive. tik kvailiai atleidžia. There are weak people. Silpni I mean, tik tai you're atleidžia. strong. O tu tai stiprus. Come on, you're Baik tu, man. tai tu vyras. Come Tai, on, ką? act like a man. Tai ir elkis kaip Keep vyras, it, I o mean, čia, And then sometimes people say that. žinai, žmonės You know. sako, Probably you heard it too. galbūt girdėjai, I'm gonna go to the grave with this. į kapą nueisiu su šitu. Yeah, you heard that one? They have a hard time to forgive. Jiems taip Yeah. sunku I'm gonna atleisti. go to the grave with this. Su šitu į kapą nueisiu. Please, it's not Prašau. worthy. Neverta. It's not worthy. Neverta. Yeah, you see, and maybe the root cause this one. For Gal your sickness. šaknis I don't tavo know. lygai, Torment, stress, kančia, and stresas, this anxiety, nerimas, worry, and nervousness. nervuotumas, Maybe the root cause pergyvenimas. of this one. Gal šaknis And, yra viso šito. Ask the Lord, ask the Holy Spirit. Klausk šventosios Is dvasios, there any klausk unforgiveness viešpaties. in my life? Ar yra neatleidimo mano gyvenime? And I want to forgive. Noriu I wanna atleisti. let it go. Yeah. Paleidžiu. Don't hold on it. Nelaikyk to. You know how they catch monkeys? Žinai, bežionės kaip gaudo. They make a very small hole of on a coconut, Paima kokosą, padaro kokose and the coconut tied to the tree. mažą skylę, Small hole. o kokosas And the monkey pririšamas prie medžio. And Ateina bežionė, slowly squish in the hand įkiša, šiaip ne taip, įkiša savo letenėlę and į they tą grab the coconut inside. kokosą, griebia jį, And it grabs it, it becomes a fist. bet kai griebia, tai jau kumštis susitraukia. And they're trying to come to catch the monkey. Dabar ateina bežionė jau pagriebti And the monkey žmonės. wants to get out. Bežionė jau nori pabėgti. But when the hand goes in, very nice. Bet va, Skūšė. ta letenytė tai įlindo į tą skylę. But va when you šitaip. grab it, Bet kai pagriebė, kas ten yra it's a viduje, fist. jau kumštis. Fist is bigger than your, palm when O you squish it. kumštis jau It yra doesn't come out. didesnis ir pro tą skylutę kumštis neišlenda, neištraukia kumščio. Monkey Bežionė would not let the coconut go. nepaleidžia kokoso. And they grab the monkey. Ir bežionė yra pagriebiama. Only thing is, if the monkey let it go, Vienintelis dalykas, paleisti ją Easy reikia to tą come out. letenėlę ir ištrauks iš tos maybe it skylės. will scratch a little Na, bit, gal bus ta letenėlė apdraskyta, sužalota, but monkey will not be caught. bet nebus pagauta We bežionė. are so many times like O that. mes, va tai, va, įkišam We don't want to let it go. ir nenorim paleisti. Please let it go. Paleiskime. Yeah. Prašau, I'm paleiskime. telling you, Sakau jums, in a split second, akimirksniu. God's peace will come upon Dievo you. ramybė nužengs ant And jūsų. it's not worthy. That coconut is Neverta. not worthy. Tas kokosas neverta Yeah. dėl jo. Yeah. Neverta. Say to yourself, Sau pasakyk, I don't want to be that stupid monkey. nenoriu būti tokia kvaila bežionė. And then Arba you kaip ta will kvaila think bežionė, straight. nenoriu Say, būti. immediately Nenoriu you let būti it kaip go. ta. Iš karto paleidžiu. Okay. Paleidžiu. Mhm. When is our break? Aha. Nu, šiaip tai jo, jau kaip ir laikas. Mhm. Jo, we already 8 minutes more. Okay. Pagal laiką, jo. Okay, I have okay, one more thing, and then we can finish this section. Žinot, How dar, many ways God heals, and dar- then we take the break. No dar problem. vienas Yeah, būdas, it's mes about jį break time paminim now. ir tada pertrauką darysim. The last one I kept it like this. Dar vieną, paskutinį, ką aš noriu pasidalinti, By taking God's word as a medicine. kai priimam Dievo žodį, kai naudojam Dievo žodį This is- kaip vaistus. This is the best way to get healed, Čia pats geriausias būdas pasveikti. is through your own faith. Savo paties tikėjimu. Yeah. It's like this. Štai kaip. You pick up a scripture, Paimi rašto vietą, and then you take it, and you just, Ir by ta- faith, tą rašto vietą you don't tikėjimu. feel anything.
Nieko nejauti. No feeling, anointing, no light, Jokio išgydymų patepimo, nejauti nėra jokios žaibas, nėra- šviesos, jokių nothing. pojūčių, visiškai nieko. You as sad as before. Liūdnas kaip prieš But tai, you taip pick ir up a tada. one verse. Pasiėmė vieną rašto vietą. He said, Lord, you said, I am the Lord that healeth thee. Viešpatie, tu pasakėjai, kad aš esu I viešpats, believe kuris this. tave gydau. Tikiu. And you said in your word Tu pasakėjai savo that žodį, you are not a man that you should lie. kad tu ne žmogus, kad meluotum. So you will never lie. Tu niekad So nemeluoji. if you say this one, Tai jeigu tu tai I'm gonna believe pasakėjai, it. aš tikiu. Lord, nobody else heals me. Niekas manęs Only you. neišgydys, bet tik tu. You are my healer. Tu esi mano gydytojas. And you confess that word. Ir tu išpažįsti tą And žodį. you increase your faith Ir tau tikėjimas pradeda day in, day stiprėti. out, day in, day out. Diena po dienos, As diena much po as possible. dienos. Tu Every day. kasdieną tą žodį išpažįsti tiek kartų, kiek gali. You see any little bit, healing? Nothing. Matai išgydymą? Ne. You have any feelings? Turi jausmų? Nothing. Ne. Remember, faith has no feelings. Atsimink, tikėjimas jausmų neturi. Faith has no feelings. Tikėjimas jausmų neturi. That's in itself is a one preaching that I could preach all Sunday. Aš one galiu time. visą Faith sekmadienį has no feelings. pamokslauti šitą temą. Tikėjimas jausmų neturi. Yeah. You by faith. Tikėjimu. Why? Tu. Because it's not a Tai man darai. who said it. Kodėl tikėjimu? Todėl, kad ne žmogus tai It's God, pasakė. he said it. Tai Dievas, kuris And tai he cannot pasakė. lie. O jis meluoti If he cannot negali. lie, Jei jis meluoti He negali, will fulfill his promise. jis išpažins savo. And I believe Jis it. išpildys savo pažadą ir How aš long you going to tikiu. believe it? Kiek laiko tikėsi? As long as it needs. Tiek, kiek reikia. A month, Mėnesį, 2 months, 2, 3 months, 3 a year, mėnesius, metus, 2 years, 2 doesn't metus. matter. I'm Nesvarbu. going to believe it. Aš tikėsiu. That's the number one way to receive anything from God. Tai numeris vienas your own faith. būdas gauti bet ką iš Dievo, savo paties This tikėjimo. way, Tokiu būdu, after you receive a healing, kai priimi išgydymą, they will come back again. velnas They will ateis always come back. patikrinti, jis visada Especially where the ateina, place he's been. ypatingai ten, kur jau jis prieš tai buvo He likes to come apsilankęs. check on you. Jam patinka You patikrinti thought tave. you're going to stand on faith, huh? Tikėjimu stovėsi, Let me check your faith. Nu, patikrinsiu aš tavo How strong your tikėjimą. faith is. Ir koksgi stiprus tas tavo He brings the tikėjimas. same symptoms again. Jis atneša tuos Same pačius cough, simptomus, tą patį same kosulį, headache, tą patį galvos or even skausmą, worse. dar blogesnė. Now you know Dabar tu žinai, you did not get your healing through the gifts. kad tu išgydymą nepriėmei per išgydymų You did not get dovanas, through credit nekreditant. or through somebody else's Net faith. todėl, kad kitas žmogus turėjo tikėjimą. You got through your own faith. Tu jį priėmei savo paties Immediately. tikėjimu. Ir tada iš karto. Hey, no devil, no! Ne šėtone. Get out from here. Dink iš I'm not going to iš mano receive any gyvenimo. symptoms Aš from you. nepriimu jokių simptomų iš He's, tavęs. the devil is like this. Velnias Yes, maždaug sir. štai taip. He has a rope. Jisai At su the end, he Turi- puts some bait. virvę ant galo masalą pakabina. Yeah. Masalas. Labai geras. Kiekviena atskira masalas. Kiekvienam žino, kokį Oh, yeah. He knows pakabinti. exactly Jis what tiksliai kind of Jisai tiksliai bait žino, he needs. kokio masalo Now kiekvienam iš mūsų reikia. Jis You're tiksliai just minding žino. your own business. Tu čia užsiemi savo You're not thinking about nothing. mintim, čia, You have žodžiu, a arba good mood. geroj nuotaikoje esi, my viskas boy, čia my God is so good gerai, today, Dievas my labai God is geras, Beautiful day. kokia gera diena, Wonderful. graži, I'm nuostabu, blessed. My family is blessed. My palaimintas, business is šeima blessed. palaiminta, darbas boy, palaimintas. I'm blessed like a Job. Double everything. Kaip is double. Jobas, Boy, dvigubai visko gavęs. just minding your own business, walking. Aš šiaip savo eini, And va, then tai here va, comes that ir bait. masalas priešais Uh-oh. tave. Oh. O, Uh-huh. Oh. a. Nobody's here. O čia I nieko wanna- aplinkui Boy, nėra. that's what I like it. O man patinka šitas You reikalas. love that O muscle. tau tas masaliukas pats tas. And that's how the devil throws the symptoms at you. Ir taip velnas tau pameta You simptomus. pick it up, Pasėmi and then he ir said, tada aha, oh, that's, turbūt šitą virusas eina visą Lietuvą, turbūt aš irgi gausiu. Ja. Ir viskas. 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 Masilas veikia labai gerai. Yeah, what do you expect? July is the flu season. O tai ko tikiesi, Liepos mėnesį visi gripų serga? Boy, I mean, look at that. And Matai. instead of saying, Vietoj to, kad I mean, sakytum, the whole Lithuania can be sick. visa Lietuva gali sirgti. God is not a liar. Dievas nėra He's melagis. the healer. Jis He gydytojas. heals me. Jis gydo mane. 2 million people get be sick.
2 milijonai I don't gali care. sirgti, man nesvarbu. My God Mano cannot Dievas lie. negali Hey, meluoti. devil! Šėtonė, Get off your masalas. Eik tu. I don't want to pick it up. neimsiu. But Tavo most masalo. of the time, Bet dažniausiai people pick up. žmonės paima. People pick up Žmonės paima. immediately. Iš karto. And this is a test how you know whether you picked up that, bait or not. Dabar testas. Iš kur tau sužinoti, ar tą masalą tu paėmė ar ne? Immediately, Iš karto. you justifying your sickness. Tu pateisini savo lygą. Uh-huh. Yeah. Man, I got soaked in the rain for half an hour. What do I expect? Perlijo mane lietus kiaurai pusvalandį, tai ko norėti? No, so, come on, honestly, Sažiningai dabar. I can be soaked 2 hours. Aš galiu būti perlytas 2 valandas. So, is there any place that I need to get sick? Tai dabar kur ta vieta, kurioje turiu If Jesus is my healer, Jeigu Jėzus mano I'm not gydytojas. saying I'm going to go purposely and check it out. Dabar, No. ne, aš tikrai nesakau, kad man dabar reikia specialiai eiti į tą lietų ir tikrinti, kaip čia bus. By Čia ne apie mistake, tai. maybe something happened. Čia tiesiog neplanuotai įvyko, kad tu peršlapai. Nenorėjai, kad taip įvyktų, bet tu peršlapai. Taip jau As soon as you įvyko. come to that thought, only thought, Kai tik ta mintis tau atėjo. that's what it is. Yeah. Jo, va štai kaip. That's Jo, what jo. yesterday I saw in the news. Vakar per žinias girdėjau, 15% increase of flu in Lithuania jau this season. 15% sergančių padaugėjo Lietuvoje. Immediately, you know what happens? Žinai, kas vyksta iš karto? Trust me. Patikėk manim. As soon as the thought you accept it, Kaip tik tą mintį priėmė, you go like this. iš karto pradedi. Hachum! Oh, yeah. Yeah. And then you're thinking, Ir tada galvoji, I'm one of those 15%? taip ir aš turbūt vienas iš tų Hachum! 15 Hachum! procentų. Hachum! Viskas. Viskas. Don't pick up that bait. Don't pick it up. Neimk to masalo. You can be sick, wet for 1 hour. Jeigu ir šlapės visą tą That has valandą, nothing to do with the sickness. tai nesu lyga surišta. That's not devil's business. Nevelnio reikalas, kad tu sušlapai. Again, I'm saying, you're not doing purposely to test God. Dabar jokių būdų. No. Ne, jokių būdų tu nedarai to specialiai, nei lietų ir I'm stovi, saying- kad Dievą tikrintum. Ne. It happened to be, Tiesiog taip įvyko. you're traveling in a trolley bus. Keliauji troleibusu, All of them are sneezing around you visi čiaudo aplink tave, and runny nose. snargliuoja. And then, mochute going like this and then touching the handle. Ir And ta- you touch the same handle. Močiutė apsisnargliavusi liečia rankeną ir tu lieti tą No pačią problem. rankeną. No problem. Ne problema. Don't pick up the bait. Neimk masalo. Don't pick up the bait. Neimk I masalo. was in many places. Buvau daugybėj vietų. I was the only one healthy guy. Buvau vienintelis sveikas. toj This vietoj. guy sneezing, that guy sneezing, Tie that guy ten coughing, this guy snargliuoja, coughing, apkosti, everywhere. visi aplinkui. So who cares? Nu ir ką? Kam Jesus čia rūpi? Jėzus, is my healer. Jėzus yra mano And you gydytojas. had to make up your mind Turi apsispręsti. once and for all. Kartą visam laikui. That's the one through your faith. Matai, čia, kai tu priimi And the devil išgydymą is so afraid. savo tikėjimo dėka, Devil is so ir afraid. velnės bijo to. And you will not be getting any sickness. Ir tada tu tas ligas gali atmušti